mes negalim pasikeisti ir dėl to, kad schemos giluminės nematom, ir dėl to, kad, vat, na, jeigu taip paprasčiau pasakius, viena mūsų dalis nori pažangos, o kažkokia kita dalis sabotuoja tą pažangą. Na, tarkime, vidinis kritikas sabotuoja jūsų pažangą. Jūs norėtumėt kažką daryti, bet nuolat nepasitikit savim, nuolat jaučiatės kažkoks net. Aš sakau, bet tu įsiklausyk į tą vidinį pojūtį, į tą vidinį pojūtį ir suteik jam balsą savo galvoje, taip kaip poetas iš kažkur ištraukia žodžius. Na, bet sakau, jeigu tavo atidėliojimas galėtų kalbėti, ką jis pasakytų? Tai ta klientė, atsimenu, konkrečiai pasakė, pasakytų, kad tau nepavyks atlikti šitų užduočių, todėl geriau tu sužinok tą pačiu vėliausiu momentu, kad nepavyks, o dabar gerai pagyvenk ir panašyk internetą. Tai va, tai mes, kai mokomės augimo pagal schemų terapiją, mes pradedam išmokti girdėti tuos balsus savo viduje, na, balsus. Tai va, toksai kalbėjimas, na, čia taip gal juokingai skamba, atrodo, bet pačiam su savim susikalbėti yra didelis darbas ir labai nelengvas ir aš pati to mokausi.